Dzūkija. Nederlingose, tačiau vaizdingose pietvakarių Lietuvos žemėse gyvena darbštūs dzūkai. Dzūkijos pavadinimas žinomas nuo XIX amžiaus. Dzūkų sodybos nedidelės, žemdirbiai smėlėtose žemėse nuimdavo negausų derlių, tad ir sverneliai maži, bei ypatingų puošmenų ir tvartai siauri. Trobų palangėse žydi rūtų darželiai, žaliuoja diemedžiai. Dzūkai, kad ir neturtingi, tačiau draugiški, linksmi žmonės, dainuodami jie lengvino savo dalią. Grikiai palei kelių, šilvicai skloniai apkaišyti, į darbų jie geri dzūkeliai, jų ežerai ir upėšyti. Zyvai, cikrim ir raškiniau tam svietį, kur smiltį nuo saulukė šviečia. Susispėti, visus vilioja girant kviečia. Oi Leila, ir mano čia jaunystė, su grikiais spėjo tais pražysti. Raudonas spalgenas rinkau susrietys, mylėjau mergų kapavį. Vasarėlis ant kalnukų, nuo jų geltonos milcys vyra. Dramini paukštukai čilbonukai, giesmėms skardena žalių girių. Zyvai, dievaš, tik uždainuos mergelės, jaučiuos lyg bitės man į geltų. Sveiki, mėly dzūkai! Man labai vesela, kad nuo šiandien mes jau pradedam rodyti tikrų dzūkiškų laidų per Alytaus televizorių. Ir biskį lyg ir tepčiodnai, lyg ir nervuojuos, alegi pirmucienė, tai už tai, jei jau kas ir netep, tai jūs neširskit, pastaisysiu, aš dar labai jauna, aš dar Marceliutė. Cik nelabai baisu dėl to, kad šiandien mano labai mylimas svecas, tikras dzūkas, Petras Dimša. Dar tiesių sveikikties. Labas, Marceliute. Sveiki, mėly dzūkai. Mano gerbiamas svecas, aš tik kuperint pas save nuo aukšto radau tokių knygų. Lazdijų krašto žmonės. Ir tai parašyta. Aš visas knygas kuperint laikau, kad pelais nesuės. Paklausykime. Kad visais čiasiais. Petras Dimša. Gimė Šadžiūnuose, Veisiejų valsčius, Seinų apskritis. Televizijos režisierius, aktorius, poetas. 58 baigė Veisiejų vidurinę mokyklą. 77 Leningrado, dabar Sankt Peterburgo valstybinį teatro, muzikos ir kinematografijos institutą, kur įgijo televizijos ir kino režisieriaus specialybę. 65 kartu su poetu Marcelijum Vainilaičiu įkūrė Berniuko Žirniuko teatrą. Nuo 71 metų dirba Lietuvos televizijoje. Daugelio televizijos filmų režisierius ir aktorius. Populiariame Lietuvos televizijos seriale Giminės atliko Juozo Šepučio vaidmenį. Išleido eilėraščių rinkinį Žvakės šviesoje. Ar ciesų rašo šitoj knygą, Petrukai? Nu, cikrų ciesų. Cikrų ciesų. Todėl aš noriu pradėti skalbyti savo svecių iš kito galo. Nuo tos pirmucinės knygos. Nuo tos knygos Žvakės šviesoje. Aš jų visų perskaičiau ir jau jį man te paciko, sykiais net verkiau. Ščyrai, dievaži. Ir saradau, visi eilėraščiai labai zgrebni, labai cikri. Nu, bet jau vienas. Tai net
už širdies tvera. Paklausykit ir jūs. Aš pasiilgau seno kiemo medžių, varlių kurkimo baloje prie sodo, harmonikos garsai ten vėrė skradžiai. Neliko nieko, tik tai godos. Tenai skambėjo dalgiai šieną pjaudami ir audėjėlės ausdamos dainavo, o kai užtraukė broliai alų pildami, net pradalgiai bangelėmis liuliavo. Sukrisdavom visi po mėlynų dangum, ruginę gėrėme, sveikaton mylimų. Aš toks buvau ten savas, ten buvau žmogum. Tada dar nežinojau, kad neliks namų. Aš pasiilgau seno kiemo medžių, dainų jaunystė sklindančių iš sodo, harmonikos garsai prapuolė skradžiai. Neliko nieko, tik tai godos. Taigi pagodoki, mielas Petrukai, kapgi dar tytė pasdarė, kad ant tėviškė neliko nieko? Būna, ateina laikas, viskam. Atrodo, kad gyvensi amžinai ir niekas nesikeis. O ateina laikas bėga, gyvenimas toks sudėtingas, tas pats brangiausias kampelis, kuris būna, atrodo, niekuomet neišvažiuosi, nei paliksi, turi išeit, palikt, kažkas tai kitas gyvena. Ir žinoma, tai pravažiuodamas kažkaip tai pajunti, kad susopa širdį. Oi, sopa labai. Aš pravažiuoju, kada važiuoju iš Veisių link Leipalingio į Vilnių ir netgi kitame autobuse, kur nors aš miegu. Dievai, patikėkit, aš pabundu toj vietoj, mano širdis sudreba ir, negaliu. Aš ten dar vieną tokį, yra šitoj knygutėje, man atrodo, irgi eilėraštis apie tėviškę, apie tą pačią vietą. Nes mano Šodžiūnuose tėvukas, tokia įdomi profesija, buvo kalvis. Jis staliaus darbus mokėjo daryti. Jis toks buvo, kaip sako, nagingas žmogus. Žinoma, aš prieš tai dar noriu jūsų visų atsiprašyti, kad aš nedzūkiškai šneku. Man bandysiu, aš taip atrodo, kad kituros ir gerai pasakau dzūkiškai, bet ne visku, nes tiek metų dirbdamas Lietuvos televizijon teatre ir dar mokydamas sceninės kalbos, aš tiesiog iš manį išvarė dzūkiškų šnektų, kuri labai graži ir tokia miela kaip ir mano tėviškė. Pabandykit, pasistengit, Petrukai. Vienas eilėraštis toks. O mano tie mėly sapnai vis nuveda į tėviškę prie šulinio, kuris jau užversta seniai. Pasviręs kryžius tėvo kaltas, aplink ramunės baltos. Širdis nutyla ir vėl dūlina. Tik aš čia stoviu kaimo kalinys, maninė kraujas teka, manyje šulinys. Gražus eilėraštis. Mėly žiūrovai, ne tik tai aš viena šitų savo svečių norėtau kalbėti, bet labai džiaugtausi, jeigu ir jūs kas nors paskambintų į mūsų šitų laidų. Mes labai stengiamės dėl jūs padaryti, kad jūs galėtumėte irgi ko nors paklausti pas mano svečių, pas mano Petrukų. Gal jums kas sekava, gal jums kas rūpi, kaip jis gyveno, kaip jis tokis dzūkelis, ščyras, tokis ir taip ir žmonės įsimušė. Mes atsakysim jums į klausimus visiškai nemeluodami. Arba jeigu nenorėsim, tai neatsakysim. Bet nebus taip, kad tylėtume. Dzūkai visi labai šyri ir labai širdžiai tokiai. Yra daug labai įdomių žmonių ir aš manau, kad jūs pradėdami Alytaus televizijai tokią gražią laidą apie žmonės, savo krašto žmonės, kurie tikrai Lietuvai yra daug turbūt padarę ir jų nežino. O kodėlgi? Kodėlgi netgi vyriausybė, Vagnorius, ar ten kiti, kurie buvo vyriausybei, jūs pažiūrėkit, nei vieno dzūko nebuvo į ministrus pasikvietęs. Tai čia diskriminacija. Ir reikia už tai kovoti, reikia kalbėti apie tai ir tegu jie ten susimasto Vilniuje. Teisybė sako, ne vien grybais ir uogos į dzūkeliai, jau ir tos mergos jau tokios nenuogos. Yra zumnų žmonių pas mus. Tai mes savo laidose ir šauksim visus, tikrus dzūkus, gražius dzūkus, kad reivaštė išėjo žmonės, kad Lietuvų kelia savo darbais, savo visais moksliniais dalykais. Bet Petrukai ir aplinkius norim, kaip jūs toj televizijoje, tai tep tokis dzūkelis, tep gražiai ir režisierius, cerašė ir artistas ir jau viskas. Aš mokiausi vidurinėn mokyklon, tuomet kaip ten, vidurinė pas buvo. Pas mus Dzūkijoje. Tai Veisiejuose, tik man labai nesisekė, nes kiekvienais metais man reikėjo laikyti egzaminus. Tai buvo paskutiniai metai,
kai tik į kitą klasę reikia pereiti, vis egzaminai. Aš jau laukiau, jūs sakiau, gal karas koks bus ar kas nors. Velnės, tikrai, kur eini egzaminai. Paskui baigęs, reikia kažkur važiuoti. Kolchozai, nenorėjau aš tam kolchozą dirbti, užtenka, ten tėvai jau vargo. Tai būdavo ten vasarą viski rugius pavežė, ten prisikulė nuo kiekvieno pėdo, tai ir užtenka. Nu, paskui draugas pasiūlė, sako, važiuojam, yra toks technikumas, ten, sako, kino artistus, dar kažkokius tai ruošia. O aš buvau prieš tai matęs vienų spektaklį. Neatsimenu, net dabar pavadinimą, bet buvo labai gražios panos. Labai, ir man 3 ten buvo tokios, ir aš visas beveik įsimylėjau, nu ir galvoju, būsiu artistas, tai visus rasiu rašiesti. Nu ir išvažiavau, įstojom, nei pažįstamų, nei nieko ten Vilnių, tai stotį permėgojo man čia madanėlio su draugu, vienas pagulėm, galų palaikom, kitas pasaugom, žulikai pavaikšto, ateina milicininkai tuo metu, neleisdavo miegoti. Bet įstojom ir mane greitai jau po poros metų, netgi po 1,5 metų paėmė Lėlių teatras ir aš kartu mokiausi ir dirbau. O paskui kažkaip, kai baigiau jau paskirimas į teatrą, Taip. tai aš bandžiau režisuoti ir tada su Vainelaičiu Martynu mes taip labai gražiai jau draugavom, nes mane prieš tai buvo Paulius Širvys įvedęs į tokį poetų ratą, mes daug laiko praleidom kartu, taip sakant, smaguriaudami kažkokį tai gėrimą, vieną silpnesnį ar nesilpnesnį. Su Pauliu Širviu? Taip, su Pauliumi. Vieną kartą aš jo paklausiau. Savo, Pauliu, kaip tu pradėjai rašyti? Jis sako, žinai, va čia apie tai dar niekur nėra nei rašyta, nei pats Paulius nėra niekam taip prisipažinęs. Nes jis labai būdavo uždaras, arba jau pasako viską, jis tuo metu gyveno, kur buvo, dabar yra Vilniuje vaikų pasaulis, o kitas namas buvo komjaunimo centro komitetas. Tai jam davė ten tokį kambariuką, tai mes ten susirinkdavom tyliai vakarais ir su dainom pasėdėdavom. Ir jis sako, žinai, mirė mano mama. Ir man labai kažkaip tai buvo liūdna. O kaimo bernai vasarą, dainuodami dainą, oi motinėlė mano, ėjo į šokius, į vakarėlį. Ir aš, sako, dainavau kartu su jais ir užmiršau žodžius. Tai savo, po to paėmiau ir dakūriau, parašiau. Tai buvo mano pirmos eilės, vat jo, taip, jis taip pasakė. Ir tai iš tikrųjų yra, norint pradėti rašyti, reikia kažkokio tai, kaip sako, sutrenkimo. Taip, visas čia. Reikia arba labai, kad įsimylėtum, tai apie meilę. O Petrukai, jis irgi dzūkų merginos rašyti taip jau uždegė. O kapgi. Savo mėlynom akim, savo atlapo širdzim. Aš buvau kaimo muzikantas. O, tai merginų. Aš buvau ir Veisiejuose mokyklai, buvo prieš mane Ribaitis Aleksandras, bet jis išėjo, jis labai gerai grojo graindo akordeonu, o aš harmoniku. Paskui tą tokia fisharmonija truputėlį grojau, gitara, vieną kartą net, va, kaip ir šiandien Alytaus radijui sakiau, netgi Druskininkuose ant vargonais esu polikų sugrainis. Tuo metu ten nebuvo žmonių, nieko, buvo remontas daromas, nu ir aš taip išbandžiau. Tai vat, visą laiką mane traukė, aš labai buvau pasiutis, aš eidavau, aš beseilės graidavau maždaug taip 20 km spindulių net, aplinkui esu buvęs. Oi, tai jau pasiutis buvot, jei jau beseilinis muzikantas, tai jau aš žinau, ščyro nei vieno nebuvo. Taip. O tai paklausykit, Petrukai, dabar labai zgrebnas iš jūsų artistas. Ašgi, kaip žinokit, tose giminėse, kad pamatėjau, kaip jūs tų milijonų išlošė, tai, sakau, dievulių, nori vienas dzūkelis šiteps grebnai, milijonų išlošė. Paskui man kaimo bobo sako, eik, tu kvaiša, Marceliutė sako, atsaky, kinančite buvo, taigi jis neturi, sako, to milijono. Kapti, Petrukai iščyrėjai, su tuo milijonu. Žinokit, pinigai tai labai toks keistas daiktas, jeigu jų turi, tai laisvas žmogus pasijunti. Iš tikrųjų, tai duoda laisvę, duoda galimybę veikti, ką nori tą darai, nes pats save finansuoji, kaip sakant, bet labai daug draugų atsiranda, jeigu pajunta, kad pinigų turi, tai jau čia tik tai televizijoje vieną kartą, atrodo, nu taip, nei mes ten draugaunam, nei ką, ir viena moteriška pamatė mane, o jį išgirdo, kad aš išlošiau milijoną.
Sako, priejo taip, jis sako, ponas Petrai, ar jūs tikrai milijoną išlošėt? Sakau, tikrai? Oi, kaip smagu. Ir aš matau iš tokio netgi pavydo truputėlį. Sakau, negežė, filme išlošiau. O filme ir gyvenime tai labai skirtingi dalykai. Taip, taip. Tai Cėsų mano tos kaiminko sako, bet aš netep savo paklausiu. Aš nenorėjau, Petrukai, jūs pinigėlių skaičiuot, ale mislinu, kad aš žinau, kad jūs turit surinkęs visų eilėraščių knygelės, naujų visų knygai, visus eilėraščius, tiesa? Turiu. Ir prižadėjot, kad ton knygelėn bus nor keli eilėraščiai dzūkiškai. Tiesa? Bus. Tiesa Reikia. bus. Todėl aš taip dar ir klausiu, mūsų mielų dzūkų, gal katrie yra kokiais grebni dzūkai, neškadavojantys savo pinigėlių, gal gali mūsų milijoną savo, gal gali mūsų Petrukų nubiskį, kaip nor, kad pamačyt, kad toj dzūkiška knygelė išeitins vietų. Jau mes dar šitoj knygelai labai daug sgrebnų eilėraščių, aliai labai mažai išėjusis, tai tokio merkščiam padarinau, kad man žinokit, o daugiau neliko tų knygelių. Tai va, tai aš dėl to noriu paklausti. Ir dar žinau, kad šiandien mūsų Petrukas atsivežęs turi iš tų giminių visai naujų ištraukų, tiesa? Jo, dar niekas nematė. Aš noriu dar pasakyti, mėlyjam dzūkam, kad tai išimtis, tai tik tai jums. Niekas dar nėra matęs ne vieno kadro iš šito naujo filmo, nes pirmas 40 serijų buvo giminės, antras ten apie 16, atrodo, ar 18 serijų, dabar net užmiršau, atžalos, o dabar trečias toks jau didelis vėl, kaip čia blokas bus tų filmų, vadinsis Giminės ir Giminės ir kas? Daugtaškis. Ir tu, ir aš. Ir Marceliutė, Giminės ir Petrukas. Ir jūs visi, mėly žiūrovai. Ir mano bravaras, ir Samanė. ir taip toliau. Aš vis tiek tą patį vaidmenį ten atlieku. Tik tai, žinoma, praeina kiek laiko, kai pagalvoju, mes jau 10 metų kuriam. Tai tie visi artistai, mes dabar, aš Šurną pamatau Antaną, jau mes užmirštam savo brolis, ten seserį Janina, ten tikrai broliai. Sudėjo giminį kapraikalas. Ir galas žino, kur čia ta prasideda nauja šeima, kur baigėsi. Aš net vienu eilėraštuku dar pasakysiu, parašiau. Ir taip turėjau giminėlę plačią, bet va Vosylius su Bušma įtaisė naują pačią. 2 seserys, 2 brolius. Vienas jau tiesa prapuolė, matyt, keturi susirado guolį. Tiesa, turiu dar tėvą, sūnų, kuris įpirkė daug prileido dūmų. Dvejopas ir dvilypis giminės gyvenimas. Kažin, kuris jų tikras ir kuris jų menamas. Nekankykim, Petrukai, mūsų dzūkelių ir parodykim tų ištraukų, kur dar niekas nematė. Tik mes dzūkai pažiūrėsime. Aš dar priminsiu, kad ten vaidinu aš kartu su kitu dzūku iš Daugų. Tai mūsų televizijos režisierius Babaliauskas Valdas. Į sveikatą, dėdė Juozai. Tu, kad tave. Vos priepolio neįvarėjai. Susitarkim, Tadai, kad daugiau šitaip negazdinsi. Nematau reikalos su tim tartis. Savo autoriteto nesaugai, nors man karjeros negadink. Tavo autoriteto, Tadai, kaip tau liežuvis apsiverčia. Davei žodį, kad naminės daugiau nevarysi. Davei. Tadai, o kada tai buvo? Kai tu dar policijos nuovadoj dirbai. O dabar nebedirbi, vadinasi ir mano žodis nebegalioja. Švarus kaip iš pažinties. Kalbi taip, lyg nežinotum su kuo, dėdė. Kaip nežinau, Tadai. Žinau, kai pagalvoji, Tadai, kiek reikia proto, kiek reikia išmonės tokį darbą dirbant. Mūsų giminiai niekas aukščiau tavęs nebuvo iškilęs. Jeigu tai būtų Antanas arba Saulius, vaikščiotų pasipūtę kaip povai, o tu, koks buvai, doras toks ir likai. Ne, dėdė, ne. Negersiu. Tai ką, seniūnas ne pats savo ponas? Užtat, kad ponas. Dėl to dabar tokio šamarlako nebegeriu. Na, nebent raudono šampano taurę per kokį vyriausybės priėmimą. O tau, dėdė, sakau, lygi vakaro čia viską sunaikinti. Ir kad man
jokios žymės neliktų. Tu turbūt juokauji, Tadai. Jokams laiko aš nebeturiu. Atsiųsiu policijos viršininką patikrinti. Tada, Tadai, aš tau štai ką pasakysiu. Neturite teisės. Dabar rinka apsprendžia, ką žmogui reikia gaminti ir ko ne. O tu, dėdė, manęs valstybės valdyti nemokyk. Neužgažės akis aš seniūnų paskirtas. Kas valstybė iš tavo to verslo, jeigu tu mokesčių nemokė? O kas moka? Kas moka? Gal Antanas moka? Jis net man skolos 20 000 negražino. Už Antaną aš neatsakau, jis ne mano seniūnijoje gyvena. O skolos negražina todėl, kad gal neturi. Hai, neturi. Šitokias vestuves kelia, pinigų neturi. Na, girdėjau, Živilės kavaleriaus tėvas bagotas. Gal jis už viską moka? Tadai, nors aš ir neseniūnas, bet galvą turiu. Tu pagalvok. Šitaip nebūna, kuris milijonierius leis savo sūnui vesti ubago dukrą. Taigi, Antanas pinigų turi. Susitarkim, Tadai, taip. Tu išmuši iš Antano skolą, o aš išmontuoju savo individualią įmonę. Sutarėm? Kaip tu, dėdė, nesupranti, kad aš esu valdžios žmogus ir su nieko tartis neprivalau. Pasakiau, vadinasi viskas. Tai tada, Tadai, aš tau irgi pasakysiu. Aš ubagauti neisiu ir man ubago lazdos neįsiūlysit. Tada eisi į kalėjimą. Imk, vesk, rišk. Aha, štai kokia mūsų svajota laisvė. Kas pinigų turi, tam valdžia kaip šlapės lapas prie užpakalio. O gal tave Antanas pasamdė piršliu, kad tu šitaip įgini? Aš tave, dėdė, perspėjau. Nepadarysi, kaip pasakiau, aktą surašysim. Susikiškit savo aktus, kur nesueina. Paskutinis. Susprogdinsiu. Dievą čia susprogdinsiu. Su visais kubilais išlėks į orą. Na va. Va toks naujas gabaliukas ir šitame filme, žinoma, aš ten turiu, kaip čia sakyti, jau pripažinimą. Autorius pradėjo truputėlį netgi man rašyti ir pataikaut. Jis jau maždaug žino mano charakterį, tai jis mane užveda ant kelio, o kartais net kokį žodį ir įterpiu. Filme dirbti gana įdomu ir kai susigyveni, jeigu nekviečiai filmavimus, tai galvoju, gal kažkas atsitiko. Tai jau šitą, kad dar tiesą matėm, tai dievažį cekavę dirbs, nu kur jau čia klausykite. Ir čia dar... Ir tiek visuose jūs tiek kinuose. Taip, ir žinokit, kad čia dar bus taip, kad ten, kas jau žiūrės, tai paskui, kai giminės prasidės rodyti, tai mes pamatysit, kaip ten ir grasinu, ir sprogdinam, ir visokių galų ten yra. Mielas Petrukai, mums cekas skambina. Paklausykim. Klausom jūs. Labas vakaras. Klausom jūs. Jau atjungiam. Netyčia, mes tik pradėjom dar, atsiprašom, su technika. Labai atsiprašau, nu man tas telefonas, Nieko. aš kaip iš kaimo. Dar Petrukai jūs. Perskambinkit. Būkit maloni, perskambykit. Gerai, o gal tai vyras ar moteris, ką žinot? Tai va tuoj mum perskambykit. O gal jis malonus, nemaloni? Sacik merginos įmėm ir skambis. Vėl skambina. Petrukai dar tiesiog. Jau skambina? Jau aš bijau iš tų telefonų, negaliu pas mus. Klausom. Klausom jūsų. Gerą vakarą jumiem. Ar man dzūkiškai, gal jūs žmoniškai Tas ištekėkite? pats. Negirdėt, girdėt. Bet negirdim. Mes negirdimės jūs jau. Nežinau, nei kas daryti. Gal dar sykit, jeigu pabando. Nu, pabandykit, matot, pirmą kartą dabar bandom su telefonu, kaip sakant, tai gali visko būti, čia pasitaiko. Čia didžiausiose televizijose šitai būna. Petrukai, o dar su tais kinais kaip imti iš jo, negi tik tai iš tose giminėse tie vaidinat Oi, ščiai. ne. Gal dar kokį turit zgrėbnų, jau dar ties zgrėbnesnį negu tai buvo. Yra ir tokių, nu ne vienas, aš nemažai esu filmų dalyvavęs ir vaidinęs ir netgi noriu dar priminti, kad jeigu kas nors iš žiūrovų atspės keliuose arba daugiau filmų išvardins, tai mes jiems padovanosim mano knygutę. Šitokis bus Viktorinos klausimas, tiesa? Jau. Jei Katrei dzūkeliai susakys, kokiuose kinuose mūsų Petrukas vaidino, parašys man laiškus, tai tas gaus dovanų jūs knygų
Su parašu, Taip. su visais. Tai va, žinokit, rašykit laiškus visų nedėlių mumiem. Ja. O dar ties? Galima sustati, aš į namus galiu atvežti. Atvažiuos Petrukas į svečius. Vėlininkit. Vėl mumiem cekas skambina. Skambina? Petrukai skambina. Nagi. Labas vakaras. Alio? Klausom jūs. Nieko negirdėt. Klausom jūs. Labas vakaras. Labas vakaras. Čia skambina iš Lazdijų. Malonu. Mes norim pasakyti, kad labai Nutrūko. Labai blogas ryšys, girdėjau, kad skambina iš Lazdijų ir sakė, su kokius linkėjimus Petrukų perduosi, nežinau. Galbūt kokių merkščių turėjot Lazdijuose? Turėjau. Aš darželį nevaikščiau, bet jau kaip pirmam klasėje. Mokyklos šiesai. Tai ta, kuri gerai gaudydavo kamuolį, žaisdavom kvadratų, tai jau ta, kuri geriau gaudydavo, tai jau aš. O žmona Petrukai, jūs irgi dzūkaitė, tiesa? Ne. Žemai iš švenčiausios vietos, iš Šiluvos. Nu tai vis tiek Iš Šiluvos labai graži vieta. Ščyra tokia. Ščyra vieta. Jo, labai ščyra vieta. Dar aš žinau, kad mūsų Petrukas dar paruošęs vienų ištraukų iš kito savo kino, tiesa? Kokis tikinas, Petrukai? Nu ten lietuviškas toks vadinamas, kaipgi jis ten, kaip sako, Dėliokit, tikrai Petrukas ščyriai padovanos. Nu jei dviesi atspės kokios labai zgriebnos merkšės, tai gal dvi, Petrukai? Bus. Tik jūs rašykit, bus ir dvi. Dzūkeliai, žinot, kokį ščyrį, neškadavoja. O mes dar šiandien labai džiaugiamės, kad pas mus mūsų šitų visų gražių tokių šventį remia Alytaus duona. Labai džiaugiamės, kad tokie gardusios pyragai, duonukė, taip kaip mano iškepta. Ir minkščiai, ir gardus, mes paskui su Petruko būdu kaštavosim. Tiesa, Petrukai? Taip, tikra tiesa. Tikra tiesa. Man dabar jau sailės teka. Tai dar Petrukai pašnekam aplink jūs tuos kinus kitokius. Kur jūs dar kaip? Aš pradėjau prie kino dirbti, aš pats pradėjau filmuotis tik atvažiavęs į Vilnių, kai Susiliejo upės tokiame filme. O paskui, kai jau išėjau iš teatro ir nuvažiavau į Vilnių, į mūsų televizijų dabartinį, kur yra, tai buvo maždaug prieš 30 metų. Ir buvo toks pirmas daugiaserijinis filmas Tadas Blinda. Tai va ten ir pradėjau jau kine dirbti. Ir kine tai toks darbas yra, žiemą reikia vaidinti vasarą, žiemą. Atsimenu, Jaruševičius artistas, jį ten pagauna tokioj daržiniai, rudenį, bet ten dar vaidinam, kad vasarą, jį primuša gerai Gruinius, ten aktorius kancleris su Radzevičium. Ir kad jis atsigautų, užpila vandens kibirą ant galvos. Jis atsigauna ir vėl, o ten vyko rudenį, tai ką, šaltas vanduo. Sutarėm, sakau, Juozai, aš tau po kiekvieno dublio vis stiklinę šnapso. Dabar jis tik tai jau užpila jam ant galvos, jis pasipurto, atsigauna, greitai kitus marškinius ir stiklinę šnapso. Padarėm 6 dublius. Aš sugirdžiau 3 butelius, o jis sako, dar vienu dublį. Jau jam patiko? Jo. Tas šalcin karštis arba karštin šalcis. Tai man yra tekę. Čia nelabai seniai giminėse, žiemą užklimpom su senu tokiu lazu, tai vos ten ištraukė ir atidėjom, vėliau kada nors nufilmuosim, o tas vėliau, tai buvo vasara, kai buvo 35 laipsniai karščio, o čia kepurė žieminė, veltiniai, kailiniai, šalikas, aš kepurę pakėliau, o ten miltai, žinai, visur padaryta, jau tikrai jau žiema, ten snaigės, kepurę pakėliau, tik šliukšt, o ten dar su ta višta, kur vaikščiojau, tik prakaitas vanduo. Na ką padarysi, toks gyvenimas. Tai va, kaip jūs mušukojat. Žiemų vasarų rodo, to vasarų žiemų su tais miltais, o mežūromse visi tie ščyriai ir mislinam nušalta, tą mūsų Petruku, tai vėl kas nors pasidaro. Mes kaip labai ščyri dzūkai taip ir nesuprantam. Žinai, Marceliute, aš pasakiau tokį sakinį, tokis gyvenimas. O aš esu parašęs tokį trumpų eilėraštį, kas yra gyvenimas. Žinoma, nepriimkit labai in širdį, kad nemyslikit, kad taip jau ir būna. Aš taip galvoju, kad gyvenimas yra mirties laukimas. Visus prie išėjimo durų veda. Ten baigėsi viltis, kaip žvirkelis prieš ledą, o paskutinis teismas dangiškui palaukiai, pasiteiraus, kaip gyvenai, ir ar dorai mirties tu laukiai. Labai iščyri, visi Petruko eilėraščiai labai iščyri. Tikrai, kad verta ir laiškus rašyts, ir tuos kinus vardzyts už tai, kad labai, labai graži knygutė. Tai gal dar aš tą
pabaigai, beveik jau čia laiko to nelabai liko. Labai šitas vecas trumpai pas mane būna. Begyvendamas vis tiek žmogus, manai, kad visokių nuodėmių pridarai ir tarsi yra vienas toks eilėraštis kaip ir atsiprašymas. Galiu? Žinoma, mes jau šiandien viskų įmėm laidžiam. Viešpate, gal didelę aš nuodėmę darau, atleiski, juk visiems atleidi, aš dariau. Su meilė, pagarba švenčiausia tavo vardą, kad leistumai pabūti su tavim kartu, kai teismo dieną spręsi tik tai tu, kuriam atleist, kuriam suduot per veidą, kurį į ugnį pragaro pasiūsti, ateisime atpildo, nesiskūsti, ateisime nuleidę galvas kaip žirgais, kardyklon varomi, be ašarų nurime, nes žemėj baigėsi nežemiški vargai, prašysime ir melsim tavo sūnų Kristų, ir kaip žemai kiekvienas mūsų Kristų, šios ašarų pakalnės, pilkose rimus, priimsim paskutinį tavo žodį ir eisime keliu, kurį nurodai, bet leiski Viešpate užtarti žmonės, ir motinas, ir seseris, ir brolius, ir mylimas drįstu prašyti malonės, juk tu liepei mylėti žemėje visus, ir koks be būtų nuopolis baisus, kalbu rožančių žemiškus karolius, mes tavo sūnus, broliai ir vaikai. Neteiski, juk mus vienus žemėje palikai. Labai sgrėbnas eilėraštis. Nu, kada jis kap tikram dzūkų, kap aš mislinu, kada būt dzūkiškas. Žiūrėkit, visi turim savo kažkokių šnektų ir žemaičiai eilėraščius rašo ir visi, o mes dzūkeliai tokį cykus. Aš parašysiu, aš pažadu. Petrukas prisižada, tikrai mums visiems dzūkam prisižada, žinau, kad bus ir eilėraščių dzūkiškų, ir dainų bus dzūkiškų. Bus. Ir yra viena eilėraštį, kurį pats pirmų paskaitai, yra labai gražų melodijų parašė, Bronius Mūras, ansamblis Vakaras dainuoja, paskui yra Malda už motinas, ten tokia mergaitė gražiai dainuoja. Bet aš pagalvoju, tik labai greitai mano tas gyvenimas nulėkė. Va, kad dabar būtų truputėlį jaunesnis būtau, tai va, kažkur dar gal kokį žodį gražesnį pasakyčiau. Ir aš va šitą būtį aprašęs tokiam mažam vienam ketureilį. Galėtų žemės laikas nors retsykiai suklysti, ir Kristų čia nesnaigės, o dienos iš jaunystės. Va, kad būtų. Labai jūs gražiai viskų sudėlioja tuo žodukus, taip ščyriai viskų. Bet paklausykit, mielas Petrukai, tas gyvenimas jau jūs taip nuveitų. Dargi šitiek možna visko padaryti. Taigi mes tikrai dzūkai, susimkim visi už rankų. Žinote, aš manau, kad žmogus tik tada miršta, kai jis pats nori. Tiesa, visi būkim sykiu, būkim tikrais dzūkais, būkim ščyrais, bet būkim teisingais. Ir mes abudu su Petruku, dar va mūsų žiūrovai visi dzūkai, kiek mes jau daug galim visko padaryti dzūkijai. Ir savo kalbų, ir savo dainas, ir savo vaikam mokyts, pasakots jie. Ir dar Petruku šiandien žiūrų nelabai išeina dzūkuots. Dar nelabai, bet aš tikrai šitiek metų, jau kaip aš ne Vilniun, o Vilnius tai buvogi internacionalas. O kaip išgirstat Vilniun, kaip dzūkuoja, ar te biski suglosto širdukį, ar te veselą? Man tai ta veselą. Visiems veselą, kaip dzūkuoja kur kitons vietį, bet patys mes nemylim, lyg ir sarmacinamės tos dzūkiško šnektos. Nereikia sarmacintis. Reikia viskų daryti, kad būtų taip. Va, sako, kad skambina mums. Klausom. Labas vakaras. Labas vakaras. Klausom jūs. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar galėčiau paklausti, per vėlai įsijungiam televizorių į šitą kanalą? Alio? Klausom jūs dar sykį. Sakykit, prašau, per vėlai įsijungiame šitą kanalą. Kur galima nupirkti šią nuostabią knygą, šios poezijos, kurią dabar klausom? Knygutės niekur nerasit, nes ji buvo išleista 1500 egzempliorių tiražu ir aš jau beveik visus išdovanojau. Bet jeigu labai, tai parašykit Marceliutai laiškų. Meilė. Ačiū labai. Ir jums visiems ačiū. Sudie. Geros dienos. Iki kitos dzūkiškos laidos.